Taip, sveiki, mėlyje atvykę į mano karantininį vėl video, kur aš vėl sėdžiu namie prie kompo. Man šitie video iš tikrųjų yra linksmi, nes jie šiek tiek paįvairina ir man tiesiog neatsibosta filmuoti video, tai kartais prie kompo pasėdžiu, kartais dar kažką. Šiandien mes žaisime Unfair Mario, tokį žaidimą, kurį aš sužinau iš žurnalo. Kalbant apie žurnalus, noriu jums parekomenduoti žurnalą Žmonės jūsų telefone. Visi žinau, turbūt žurnalą Žmonės, tai geriausias būdas jį skaityti, manau, yra telefone, dėl to, kad jūs gaunate naujausią žurnalą trečiadienį, tai jį jau galite skaityti iš vakaro, o ne kitą dieną, kaip gaunat popierinį. Saugot medžius, nes nereikia spausdinti žurnalą. Taip pat žurnalas Žmonės telefone turi visą žurnalų archyvą, tai jūs automatiškai turite visus praeitų žurnalus, ne tik naujausią. Ir dabar visiems pildyk naudotojams 2 mėnesius galite naudoti elektroninį žurnalą Žmonės visiškai nemokamai. Tai iš viso 8 žurnalai. Tai pradedam dabar žaisti šitą žaidimą su šiek tiek jau užknisančia man muzikėlė. Pirmas levelis. Aha, su rodikliam reikia judėti, čia tasai, žinot, internetinis žaidimas. Vieną levelį, jeigu perėsim, jau tikrai dienos tikslas pasiektas. Jeigu 2, tai jau iš vis kosmosas. Gerai. Aha, peršokau. Jaučiu, va, tenai buvo trepas kažkoks. Va čia va. Ir čia yra trepas. Aš jau padariau 2 mintis, nes bandžiau patestuoti, ar čia veiks tas žaidimas. Gerai. Ten, žinau, kad reikia. Taip, čia man peršok dabar. Čia peršokė. Tada čia užeina. Bet... Aha, šitas žaidimas vadinasi Unfair Mario dėl to, kad čia iš tikrųjų yra unfair, o unfair angliškai yra nesąžiningas. Čia yra, man atrodo, sunkiausias Mario žaidimas, kokį kažkada... Čia, man atrodo, yra sunkiausias sukurtas Mario žaidimas, man kaip peršokau ką tik. Professional. Sako, kad reikia per apačią pereit. Nu tai eina per apačią. Tai jeigu sako, kad per apačią, tai ką man daryt? Čia dar ir melagė. Pamiršau. Sorry. 7 mirtis kol kas. Neblogai. Kiek bus mirčių, tiek aš turėsiu padaryti atsispaudimų. Pasisakiau jau. Gerai. Opa. Atsispaudimų žiauriai seniai. Iš vis nesportavau žiauriai seniai. Opa. Nice. Dabar reikia šokti čia ant viršaus. Opa. Nice. Dabar šokti ant tų kubelių rudų ar po jais. Šok ant. 8 mirtis. Neblogai, 8 atspaudimus dar, manau, padarysiu. Taip, dabar kur reikia eiti? Velnes, pamiršau. Ai, iki pat krašto. Jo, tada peršokam šitą. Tada šokam ten toli. Tada šokam ant šito. Tada šokam čia į apačią, tikiuosi. Ai, matot, jisai suklydo. Jisai pirmą sakė, kad tos reikia pro apačią, I meant deus. Supratau. Ačiū. Checkpointas. Ką daryt? Šokam per viršų. Gerai. Dabar iškart šoko ant to, kur toliau yra. Ant to salelės. Gerai. Dabar ant salelės šokt ar šokt iš karto ant to groundo. Šoko ant groundo. Fuck! Reikia ant salelės. Gerai, 9 atspaudimai, nėra tai blogai. Ir dar checkpointą pasiekėm. Iš vis kosmos. 10 atspaudimų, nėra tai blogai. Ir dar checkpointą pasiekėm. Ant salelės. Tai dabar reiškia ant kitos reikia salelės šokt. Tai kaip man peršokt? 11 atspaudimų. Nėra tai blogai. Aš gyva, stiprus. Gerai. Čia. Dabar ką daryti? Tai reiškia žiauriai toli reikia šokti. Gerai, dabar ar reikia paimti man šitą kvadratą ar nereikia? Paėmiau. Ką daryti? Šok toli. Čia jau pabaiga. Čia jau pabaiga. Tai pirmą levelį, manau, pereisim. Su 11 atspaudimu. Nebuvo taip sunku. Net nebuvo taip sunku. Gerai. Tai dabar padarom 11 atspaudimų ir einam į antrą levelį. Nafik aš tos atsipaudimus pasakiau daryti. Nu, 11 tada. Nėra sunku 11 jaučiu. Anksčiau tai tikrai padarydavau. 11 nebuvo sunku. Einam į antrą levelį. Iškart perspėjo watch out, bet common watch out. Suspicious. Šitas žaidimas yra sus. Don't fall in. Tikrai, nu tai aš peršoksiu ir ne fall in. Kas čia?
Random blokai virš manęs. Gerai. Ok. Tai va taip man pirmą kartą reikėjo. Trylika atspaudimų. Ha! Gerai. Ten žinau, kad spigliai yra. Dabar jeigu čia praeinu pro apačią, tai čia jeigu šokti jau čia reikia? Ne, nereikia. Bandžiau jau apgauti žaidimą, žinot, muščiau kaip žaidimas, bet vis tiek ne. Tai jeigu tą praėjau pro apačią, šitą reiškia automatiškai reikia eiti per viršą, ne? Ne. Ne, jokių viršų, jokių viršų. Čia pro apačią ir čia pro apačią. Nice. Kaip dabar? Taip. Dar 7 atsispaudimai. Oi, 6. Nebeveikia, veikia. O kas kitoj pusėje? Aha. Spigliai vėl. Gerai, reikia netestuoti, kas kitoj pusėje, nes čia tik atsispaudimų daugiau prisidarysiu. Dabar čia ir ten spigliai, bet jeigu aš čia šoksiu, tai mane pasmeiks, tai jaučiu pro čia banduoju. Ir dar tą apėjau gaidį. Gerai, nice. Checkpointas, dabar bandysiu peršokti šitaip. Ir checkpointas. O, ačiū Dievui. Atsispaudimas yra, bet checkpointą pasiekėm. O, nes jau galvau įkrisiu į tą skylę, tai jau būčiau taip susineravęs. Gerai, tęsim žaidimą. Nice. Nieko nice. Reikia pelytę užsidėti, kur čia buvo tas. Bet kaip aš užsidėti... O, matėte, tas neatspigliuotas. Čia neįmanoma. Tai kur yra dabar? Iki pat reik šokti, iki pat. Nu. Tai kaip čia perėti? Čia neįmanoma. Gerai. Ne! 16 atspaudimų. Gerai, aš čia esu jau, viskas gerai. Dabar reikia man šok čia ir iš karto čia. Prašau. Čia jau pabaiga? Ne, ten kažkoks užrašas. Ką daryt? Prie pat krašto šoku. Prašau. Gerai. Which one? This one? I don't know which one. Prašau. Gerai. Šokt ant to, kur rodo, ar šokt ant to tolimesnio? Ką daryt? Nepasitikėsiu žaidimu, šok ant tolimesnio. Viską pamiršau dabar. Čia. Čia spigliai dabar. Aš numirsiu. Jau mirėjau šiaip 30 kartų. Ne taip. Privalau perėti šitą levelį. Ne, per toli. Kaip aš pamirštu. Visiškai nesąmonė šitas žaidimas yra. Visiškai susikaupęs su palaukit. Pala, netrukdyk dabar biškį. Pala, kur dabar reikia? Prie pat krašto. Gerai. Čia šoko. Dabar galiu šokti ant šito. Tada šoko this one. Dabar reikia šokti vienu toliau. Dabar, manau, dabar negalima pasitikėti. Ar galima? Praeitą kartą, jeigu pasitikėjom, tai dabar nepasitikėsiu. Šoku čia. Nafig. Jie bitų ten, nu, aš nežinau, ką čia daryti, aš nebegaliu. This one, tada vieną praskipinam, O, gerai. Dabar aš jau matau pabaigą. Ir galiu pereiti šitą levelį ir aš būsiu šios dienos čempionas. Ar man pavyks? Sužinosite po reklamų. Ne, ką dabar daryti? Ar šokt iš karto ant to? Ar tiesiog į pabaigą? Gal į pabaigą tiesiog šoko, ne? Įsibėgėkim ir į pabaigą. Perėjau tą levelį. Gerai. Perėjau 2 levelius su 38 mirtim. Yra visiškai neblogas, manau, rezultatas.
jūs irgi galite šitą pažaisti žaidimą, tiesiog į Google parašykit Unfair Mario ir ten surasit, galbūt, kad neveiks su Flash Playeriu, tai parašykit Unfair Mario, no Flash Player ir tada surasit žaidimą, komentaruose parašykit, per kiek jūs mirčių perėjot tos 2 levelius ir nepamirškit prenumeruoti šito kanalo. Su jumis buvo aš, Andrius Talžūnas ir visi pildikai dabar gauna 2 mėnesius nemokamą žmonių žurnalą. Viso gero, viso gero. Aha, galvojat, be atsispaudimų prasisuksiu. Ne, reikia padaryti. 2.8, man atrodo. Ir prašau, čia nekomentuokit atsispaudimų profesionalai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Biškai, skambina. Tai. Alio. Kodėl neateina į treniruotę sporto? Tai tik 8 liko, tai galim net nedaryti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viskas nuo šios dienos, kiekvieną dieną. Po 8.